Ar gali riedėti ant neapvalių ratų? Ne apie tą kalbėjau. Mums reikia pastovios, ramios, gražios kelionės. Ir tam mes galime panaudoti va tokią figūrą. Čia yra Relo trikampis. Jeigu mes jį pasidėsime ant stalo ir jį ridensime, aukštis tarp stalo viršaus ir trikampio viršaus niekados nekinta, kad ir kaip pasuksi. Tai jeigu pasiimsim tiesiog lentą, uždėsim ant viršaus ir ridensim, mūsų lenta nešokinėja, nes mūsų ratų aukščiai yra visą laiką pastovus. Tai kur dar va tokie trikampukai yra naudojami, jie yra naudojami Mazdos rotorinėse varikliuose arba Wanker Engine. Bet jeigu mes juos norime panaudoti kaip ratus, atsiranda viena problema. Va, žiūrėk. Tai problema su mašinom ir šitais ratais yra ta, kad mašinai dažniausiai ratai yra tvirtinami per ašį. Bet dabar, jeigu juos pritvirtinsim per ašį, ašis tai šokinėja į viršų į apačią, kai ratai sukasi. Tai mums reikia biškį sudėtingiau daryti ir mašinos dugną remt ant šitų ratų paviršių. Tai yra internete žmonės šitą padarė, yra dviračius pasidarę. O jeigu mes norim pasidaryti mašiną, tai mums tiesiog reikia plokštę ant viršaus uždėti ir važiuoti. Pabandom. Tai turim savo trikampius ratus, turim savo automobilį, statom ir važiuojam. Ei, Relo. Turim Contribui kanalą. Nori mūsų daugiau pamatyti, ilgesniam turinį, eik į Contribui.